Treneris, sveikinimai su dar viena pergalė. Nežinau, nors galutinis rezultatas tik 11 taškų, bet vienu metu ten beveik 30 buvo, tai netrodė, kad labai sunku buvo. Nepasakyčiau, kad nebuvo sunku, šiaip džiaugiuosi, kad išėjom labai agresyviai, nusiteikę nuo pat pirmos atakos ir aišku, kai pataikai, tas žaidimas klostosi tada lengviau. Tas pataikymas berods 13-8 tritaškiai vienu metu buvo, nežinau, kažkokių planų gal turėjot, akcentas tam, ar tiesiog jau taip klostėsi žaidimas savaime? Ne, tai akcentas buvo, buvom susitarę, ką atakuosim, bet dėl pataikymo niekada nežinai, kaip gausis, tai džiaugiamės, kad šį kartą pavyko pataikyti. Pradžioje atrodė, metė daug, pataikė daug, o po to ir tų metimų nebuvo. Čia varžovai prisitaikė kažkiek, ar vėlgi kažkaip eiga taip padiktavo? Aš manau, mes patys sustojom antroji pusėje labiau žaisti, saugojom skirtumą, o ne jį bandėm didinti, tai irgi taisysim šitas klaidas ir eisim iš rungtynių į rungtynės į priekį. Kas, kaip mano, tiesiog nulėmė, nežinau, Palangos sudėtį, kai pažiūri komandos, tai ten vardų yra daug mačiusių ir jėgos ir visko yra, atrodo, bet kažkaip atrodė, kad vienos krypties eismas didžiąją dalį įvyko. Tai jiem, aišku, trūksta rotacijos, aš manau, jie pasipildys, pasveiks ir tikrai demonstruos tą geresnį žaidimą, negu dabar jisai buvo. Dar apie varžovus užbaigiant, tik šiandien įregistravo amerikietį, nežinau, staigmena buvo, naujiena ir kaip, nes atrodo pradžioje lyg ir buvo iškritęs kažkiek iš konteksto, bet pabaigoje vis tiek rezultatyviausių tapo. Taip, iš tikrųjų tai vakar jau matėm, kad jisai yra įregistruotas Palangos sudėtyje, bet gal kažkiek ir galima sakyti, kad buvo siurprizas jo tas žaidimas, bet kaip ir minėjot, jis pirmoji pusėje nebuvo, tas kertinis faktorius labiau sužibėjo antroji pusė. Ja, mūsų pačių komanda atrodo, pasižiūrė, Aurelijaus nėra, Marijaus vėl nėra, bus sunku, bet kažkaip gal mobilizuoja dar papildomai žaidėjus, tada kažkaip ir tie metimai tada geriau krenta. Aš manau, kad tas tikrai visi suprato, kad mes turim atsiduoti maksimaliai, irgi nesam pilnos sudėties ar neturim dabar didelės tos rotacijos. Tai sakau, labai džiaugiuosi, kad visi agresyviai tiek kovojo kamuolius, tiek gynėsi ir tada tie metimai atėjo savaime. Vienas naujokas ir pas mus pagaliau, nors jau savaitę pristatytas, buvo Alytuje su komanda, bet nežaidė pirmos minutės, pirmi taškai, čia ir tų tritaškių užpylė šiek tiek, žingsnių padarė. Kaip vertinat jo pasirodymą ir bendrai įsiliejimą į komandą? Kol kas tai viskas labai super, taip jam dar kai kuriuose taktinėse dalykuose sunku, bet kas yra normalu, jis dar čia nedaug pas mus, bet jo darbo etika ir nusiteikimu esam patenkinti. Jis labai džiaugiasi bent jau socialiniai žiniasklaidoje, kad krepšinio šalyje pagaliau žaidžia, smagu atsidurt. Kaip iš vidaus atrodo, kaip žmogus, kaip ten įsilieja kolektyvą? Kol kas tai sakau, su charakteriu jokių problemų, puikiai įsilieja, norintis dirbti, norintis žaisti, tai tikimės, kad taip ir išliks. Šiandien irgi du jauni žaidėjai pelnė pirmus taškus, Meinardas Dumčius, Lukas Dėdelis ten ir varžovų amerikietis kažką pakalbino, užgavo tritaškį iš karto iš Dėdelio, kaip jiems sekasi? Super, džiaugiuosi už juos, kad ir jiems pavyko atsidaryti nacionaliniai krepšinio lygoje ir tikiuosi, kad jie toliau dirbs treniruotėse, padės mums ir eis kaip ir mes, kaip ir visa komanda į priekį su kiekvienom rungtynėm ir treniruotė. Eina į priekį komanda, nes su ta Kreivė, nes pirmos su Rytu buvo sunkios, bet išplėštos, Alytuj turbūt rungtynės, kurios norėtųsi pamiršti labiau ir šiandien tokios vėlgi, kur atrodo nėra prie ko labai priekaištauti, reikia paieškoti. Ne, tai aišku, kad mes, kai turėjom sunkų pasiruošimą, kaip sakyta, pasiruošimo dalis dar dabar vyksta, tai tikimės, kad eisim į priekį, sakau, svarbiausia maksimalios pastangos ir nusiteikimas kiekvienoje treniruotėje ir kiekvienose rungtynėse. Treniruotėse maksimalus būna, pavyksta išreikalauti, nesako, kad treneris per jaunas dar ką nors. Nes tokiom problemom nesusidarėm, tai tikiuosi, dabar žiūrim į rytojaus treniruotę pradžioje, o ne į rungtynės, tai tikiuosi turėsim gerą treniruotę ir sakau, kaip ir dar kartą pasikartosiu, eisim žingsnis po žingsnį į priekį.